Sveiki visi, Eurodienos skaitytojai, klausytojai. Ačiū visiems žiūrintiems, ačiū, kad prisijungėt. Ir šiandien mes turim dar vieną interviu. Tai yra dar vienas interviu su Lietuvos nacionalinės atrankos Eurovizija.lt finalistais. Ir tai yra grupė Shower. Sveiki. Sveiki. Tai visų pirma, tradiciškai, kaip ir jau su visais finalistais, tai aišku labai visos komandos vardu sveikinu patekus į finalą. Ačiū. Pirmas klausimas toks būtų, kadangi vis tiek esat plačiai visuomeniai prieš būtent šitą Eurovizijos atranką, tokia, sakyčiau, nelabai žinoma grupė, daug kas jūs sužinojo būtent iš to dalyvavimo atrankoje šiais metais. Tai ar galėtume trumpai taip prisistatyti, kas jūs esat kaip grupė, kaip viskas prasidėjo, kaip susipažinot? Vainiau, pasakok. Šiaip, tai kaip prasidėjo grupė, tai mes su Simonu susitikom klasėje ir pradėjom tiesiog grot. Ir jisai dainuot, sakau, davai padarom bendą. Gerai, padarom bendą. Tuo metu mokėmės dar Tallat Kelpšos konservatorijoje. Ir padarom bendą, susiradom Kazį, sakom, Kazy, einam pagrot, nuėjom pagrojom. Reikia būgnininko, gerai, pasiėmam Joną. Žodžiu, mes visi toj pačioj mokyklai buvom ir tiesiog taip ir susikūrė bendas, tokia buvo pati pradžia. Ir sudalyvavom garaže, kažkiek gavom, kaip čia pasakyti, dėmesio. Dėmesio, šiek tiek gavom dėmesio tenais. Ir kažkaip nusprendėm test mūsų veiklą, patiko tai, ką mes darom. Ir po to sudalyvavom Novuse laimėjom 2 vietą, po to sudalyvavom vėl garaže, tenais vėl laimėjom 1 vietą. Žodžiu, ir tokiais kažkokiais keliais. Išleidom porą albumų per visą šitą laiką. Ir galų gale esame Eurovizijai. Čia per 5 metus maždaug taip įvyko. Per 5 metus, tai jau šioks toks kelias yra. Laiko tarpas. Taip, šioks toks laiko tarpas ir tikrai labai didelis augimas jūsų, kaip matom. O taip dabar šiek tiek, jau aišku, užsiminėt, bet jeigu taip trumpai apie kiekvieną grupės narį, kokia, kiekvieno nario, sakykime, nežinau, pasakysiu taip, funkcija grupiai. Aš moku šaudyti pieną iš ašarų takų. Aš nežinau, ką. Aha, o aš nemoku. Tai tokios ir funkcijos. Tai Simonas yra vokalistas, aš esu pianistas, Vainius groja bosinę gitarą, turim dar būgnininką Joną Filmanavičių, kuris čia negali prisijungti ir nuo neseniai turim, nežinau, kaip grupės narių mes šiaip labai skaitom, kaip grupės narių Šarūną mūsų, nes labai mylim ir čia yra nuostabus žmogus. Šarūnas Rudys yra mūsų režisierius, kuris sukūrė ir nuostabų klipą kūriniui Impossible ir davė tokį žiaurų paspirtį grupiai ir tokio tikro sveiko gero proto. Be jo mes nebūtume Euroviziją. Be jo daug nebūtų, manau, dalykų įvykę. Jo. Klausimas buvo netoks. Gerai, ačiū. Kokia funkcija kiekvieno? Tai aš matau, kaip aš matau iš šono grupę, galiu papasakoti, kad visa grupė yra toksai, kiekvienas turi savotiško chaoso ir tuo chaosu, įdomiai chaosas, pavyzdžiui, repeticijų metu išsilieja, bet kažkurio metu viskas taip susijungia į kažkokią harmoniją ir atrodo, kad čia ne chaosas buvo, čia buvo kūrybinė betvarkė, kurie susiformavo į tvarką. Buvo gražu būna. Labai smagu, tikrai. Ir aišku, šeštadienis jums tikrai buvo ypatingas, tikrai labai daug kas ir už jūs balsavo, jūs, aišku, vienas dalykas į finalą patekot, o kitas dalykas tai ne tik, kad laimėjot žiūrovų balsavimą, bet surinkot labai didelį kiekį balsų. Tai kaip dėl to jaučiatės, kad žmonės tai palaiko jūs? Labai nesitikėjom.
visiškai nesitikėjom. Galvojom, jeigu įvyks toks dalykas, kad praeisim, tai nebent dėl komisijos. Gavosi atvirkščiai, visiškai atvirkščiai. Tai jo, labai smagu, žiauriai keista, nes tikrai esam naunėjimai. Dabar gal jau nežinau kaip sakyti, bet jo, tikrai keista. Nesitikėjom ir žiauriai smagu, žiauriai fain. Prisiminus tą momentą, kaip vyko filmavimai ir kai mes nuėjom pasirodymą, turėjau vykti jau repeticiją pirmoji ir mes pamatėm, kad viskas yra ne taip, kaip mes norim. Absoliučiai. Ir pakeist laiko nebėra niekam. Absoliučiai visiškai viskas blogai. Šviesos blogai. Kamera blogai. Vizualizacijos blogai. Ir tiesiog viskas pusę valandos turit padaryti, ką galit. Tai buvo labai buvom šokiruoti ir buvau dar labiau šokiruotas po šio šeštadienio, kad patekom į finalą ir turim galimybę pataisyti tai, kas nebuvo padaryta pačioje pradžioje. O kokie būtent būtų tie pataisimai? Man čia spoilinti ar nelabai? Gal galim paslaptybiškai palikti. Tai, kad jie bus, tai man atrodo faktas, bet palikim gal, kad būtų įdomu žiūrovai. Galiu tik truputį paspoilinti, tai kad tiesiog daugiau tvarkos ir estetikos visame kame. Tiesiog daug estetikos. Labai daug estetikos. Iš esmės kūrinio nebeliks, liks estetika. Ne. Labai daug minimalizmo, o daugiau minimalizmo. Kas ta muzika prieš estetiką? Taip, tai kaip suprantu, tai būtinai tada, aišku, čia toks gaunasi, bet kuriuo atveju labai, vėlgi, pasinaudosiu progą pakviesti žiūrovus būtinai žiūrėti būtent finalą vasario 17 dieną ir tada pamatysim, kaip tas pasirodymas atrodys. Bet kuriuo atveju tai yra, negaliu tikrai nepaminėti, kad yra tikrai tokie labai du svarbus elementai pasirodyme, kurie labai daugam įstrigo. Tai yra tas, kaip ir klipe dainos, tai yra tas smėlis, dykuma. Ir yra manekenai, tokie du elementai, kurie labiausiai turbūt atkreipia dėmesį daugelį žmonių, kiek man teko kalbėti. Tai ką būtent šitie elementai reiškia ir kodėl tokie būtent pasirinkti? Smėlis, kas aš galiu atsakyti, jeigu noriu. Smėlis nėra elementas, kaip pasirinktas, labiau metafora. Metafora erdvė apibūdinti. O erdvė tuščia ir svetima bet kokia gyvybė, nebent ta gyvybė pristaikiusi gyventi toje dykumoje. Tai tas svetimumas kažkokio pasaulio dykuma yra būdinga, kad jinai turi skirtinumą savo vaizdais, savo reljefu, bet tuo pačiu visur tokia pati. Tai tam tikra prasme alegorija į labirintą. Nesibaigianti, besikeičianti gyvą organizmą, kuris yra negyvas. Supratau. O pati daina Impossible, apie ką ta daina, kokia ta pagrindinė žinutė? Daug kas klausia. Apie daug, kad, ta prasme, mes, aišku, čia nežinau, kiek tai skamba gerai ar negerai, bet mes tikrai labai nuoširdžiai raginam pačius klausytojus, jeigu užkabina muzika, jeigu užkabina žodžiai, juos paskaityti ir gauti tą žinutę savo. Nebūtų tinginiai. Jo, ta prasme, akivaizdžiai tai nėra daina apie tai, kaip smagu ten su draugais važiuoti vasarą prie jūros ir wow, kaip čia viskas gerai gyvenime. Gal kažkam surezonuoja, kad čia yra apie tai daina, bet mums gal ne visai apie tai. Tai pačioje dainoje yra užkoduotas tam tikras, ne tai kad konfliktas, bet vienoks įsivaizdavimas pasaulio, būtent to veikėjo, kuris dainoje yra. Ir tam, kad įmint pačią dainos myslę, tai labai vieną tik dalyką pasakysiu, kad labai gražiai susijungia tiek žodžiai, tiek pavadinimas pats. Tai tiek būtų. Aš galiu pratęsti truputėlį, tiesiog tokį vaizdinį. Tai vyko repeticija ir tada turėjo už kelių valandų būti filmavimas ir mes einam iš repeticijų salės, jau visi pamatė viską ir mes kalbamės apie ką tai yra, kaip mes suprantam, apie ką tas pats kūrinys yra. Ir mes visi absoliučiai kiekvienas iš mūsų mato visiškai skirtingus dalykus tame
tiesiog kažkokie elementai surezonuoja viduje, matyti skirtingiem žmonėm. Ir kiekvienas iš jų yra tam tikra tiesa. Mhm. O kaip iš tikrųjų gimė tas kūrinys? Kieno galbūt ta tokia, nežinau, pagrindinė idėja buvo? Kaip, nuo ko prasidėjo šito kūrinio būtent rašymas? Yra gana toks, jeigu ir girdėsi, tokia yra sintezatoriaus, arpedžiatoriaus partija įsijungia, tai nuo šitos idėjos aš sugalvojau šitą dalyką ir parodžiau Hebrai. Hebrai patiko, tai pratęsėm ir padarėm visą gabalą iš šito. Tai labai smagu. Kaip ir didžioji dalis mūsų kūrybos, mes tiesiog metam iš savo kampų viską, ką galime vidurį ir žiūrim, kas iš to išeis. Tai šį kartą Vainiaus toks pirmas buvo iniciatyva ir mes ant toliau. Tai dažniausiai tai būna, kad atsiranda kažkokia vienas... Išsijunkite, jeigu galit, kas Facebooko tą garsą, nori tiesiog šiek tiek. Nepatinka, Kaziu, nepatinka. Tai dažniausiai būna taip, kad kažkieno muzikinė idėja turi būti stipri ir visiems patikti ir kažkom užkabinti mus visus. Ir tada mes ją toliau galim vystyti ir tada ten yra ta dervė ir žodžiams augti, ir pačiai muzikai augti ir klestėti. Tai ta nedervė dirba, muzikinė dirba turi būti gera, ta pati pirmoji, ta terpė. Tai jeigu jinai yra gera, ir jeigu jinai visiems patinka, dažniausiai tai būna kažkokia labai nedidelė muzikinė idėja, tada mes iš jos vystome toliau ir gaunasi tokie kūriniai, kurie mums dažniausiai patinka, kuriuos grojam jau koncertuose ir taip toliau. Mhm. Ir kaip matom, tai tikrai labai buvo sėkmingas tas kūrinys, kaip jau kalbėjom, kad tikrai daug tos sėkmės sulaukė. O kalbant dar apskritai apie tokias žmonių reakcijas, tikrai labai daug reakcijų mačiau, kad daug kas sako, kad jūsų nežinojo prieš tai, kad kažkur jūsų dainą Impossible išgirdo ir nustebo sužinoję, kad šitą dainą atlieka lietuviai ir kad jie dalyvauja Eurovizijos atrankoje. Tai ką jūs į tokias reakcijas? Tai paklausykit ir kitų dainų dar. Jeigu galvojat, kad po Impossible žinot, ką mes grojam, tai šiaip tai labai smagu. Visiems žiauriai faina tokios reakcijos. Ir aišku, nežinau, ką reiškia, kad ne lietuviai, tai reiškia, nežinau, ką tai reiškia. Kaip taip gali lietuviai, tai nežinau, ką tai reiškia, bet... Kaip reaguoti šitą? Taip, ta prasme, mes, pavyzdžiui, savo terpėje mes turim tikrai labai daug pažįstamų, kurie irgi kuria labai labai gerą ir gražią muziką. Ir lietuviai turi tikrai labai labai daug gerų ir kokybiškų, ne tik muzikinių, bet ir bendrai meno pasaulio žmonių. Tai mums asmeniškai gal čia buvo toks kaip tik keista, kad žmonės čia atranda, kad čia lietuviai. Ne, lietuviai turi labai labai daug, tikrai labai kokybiškų ir gerų menininkų. Tai gal kažkaip ta muzika neišeina į televiziją? Jo, gal neišeina į plačią tą pačią mediją, todėl... Reikia pareklamuoti, va dabar bus Ži rekomenduoja festivalis vasario 3 dieną. Ir va ten mes apie tą muziką, apie kurią dabar Kazimieras kalbėjo, va ten bus tos muzikos labai labai daug. Taip pat ir mes koncertuosim, ten išgirsite Eurovizinį, mūsų šitą kūrinį Impossible ir ne tik visą kitą kūrybą. Ir va tam kontekste, man atrodo, pasiklausius, tai tikrai netrodys, kad čia lietuviai groja. Taip. Aišku, kad čia lietuviai groja. Taip, ten labai daug gerų ir Sheep Got Waxed, ir Vilnius Jazz Ensemble, ir Lazy Diamonds Underground, ir Dmitrijaus Golovanovo bus solo piano. Ta prasme, ten N kokybiško turinio bus. Ir spektaklis Stepoje Duok gazo, antro Aleksandro Špilevojaus režisuotas. Ta prasme, N kokybiško turinio ten ir galima tikrai apsilankyti. Ir mes labai rekomenduojam ne tik mūsų nueiti išgirsti, bet ir abi dvi dienas, nes bus vasario 2 ir vasario 3. Tai labai labai rekomenduojam tiesiog abi dienas nueiti ir pamatyti. Gal irgi kažkas savo irgi kažko atras, ko dar nėra girdėjęs. Bet aišku, pabaigiant atsakyti, tai tiesiog žiauriai smagu ir fainai šitie visi komentarai, nes tikrai yra tokių dauguma yra vien pozityvus tie komentarai ir žiauriai fainai smagu. Tikrai netikėta, kaip ir sakiau. Čia kažkaip, man atrodo, kad man buvo keista, aš kaip
aš jų pradėjau klausyti gal prieš 2,5 metų, gal daugiau. Nu, nežinau, man atrodo, mano poste ant sienos buvo kažkaip papostinta. Tai buvo keista, kad aš galvoju, aš susitiksiu dabar su jais, man tokia tikimybė turėjau, kad susitiksiu su šitą grupę ir jie bus tokie, nu mes čia kūrėm žiauriai gerą muziką ir ten, nenorim su tavim dirbti, nes neįdomu, žinai. Bet aš juos pamačiau ir sakau, kodėl jūsų nieks nežino, tiesiog kodėl. O jie turi labai dar daug gražios kūrybos, kurią galima išgirsti. Jo, Simas gerai pasakė šitą irgi, kad paklausykit daugiau mūsų kūrinių. Čia nėra, man net asmeniškai Impossible tikrai labai gražus kūrinys ir man daug emocijų sukelia, bet man kiekvienas, ne kiekvienas. Turim geresnių. Ne tai, kad turim tikrai gerų, manau, kad turim gerų kūrinių, man asmeniškai, kurie sukelia irgi labai daug emocijų ir labai, labai didžiuojuosi jais. Tai, jo. Taip, tai aš dar vieną mintį, man taip šovė į galvą. Mes į kiekvieną kūrinį žiūrim su daug meilės ir stengiamės jiems suteikti labai daug meilę. Todėl mums labai, pavyzdžiui, smagu dirbti su Šarūnu, kai mes matom, kad jis lygiai tiek pat įdeda į tą vizualiąją prasme to visko. Lygiai tiek pat meilės ir rūpesčio, ir kad tai nėra tiesiog, padarėm, sukūrėm, paleisim, žiūrėsim, kas bus. Ne, ta prasme, viskas, kiekvienas turi kūrinys savo kažkokią liniją ir kodėl jis yra būtent toks, o ne kitoks. Tai, sakau, dar kada pasikartosiu, kad labai smagu, kad atradom žmogų, kuris irgi taip pat žiūri į meną ir į darbą. Aš irgi džiaugiuosi to pačiu. O kas yra jūsų pačių muzikos įkvėpimai? Čia galima atsiųsti Wordo failą su N atlikėjų, bet tokie gal pagrindiniai, pavyzdžiui, Simui. Jo, aš kokius jau 5 metus toj klausysiu vien tik tai jazz kontrabosisto tokio legendinio vardu Charles Mingus. Ir ten jo man. Aš labai mažai dabar vokalinės, ir šiaip jau klausiu, per tą laikotarpį labai mažai vokalinės muzikos klausiu, daugiausia instrumentinė, toks avangardinis jazzas, kažkiek hip-hopo biškai, bet daugiausia mėgstu pasinerti tą tokį oldschoolinį akustinį džiazą. Taip, dar iš tokių, jeigu galima paminėti, tai yra, pavyzdžiui, grupė Wolfpack, grupė Nowhere, atlikėjai Louis Cole, Genevieve Artadi. Man, pavyzdžiui, labai patinka toks ir atlikėjas Gabriel Kahane. Čia šitie Thundercatas irgi labai faina. Labai faina yra leidybinė tokia įmonė Non-Such Records, man atrodo, ir iš ten ateina daug šitų atlikėjų gerų. Tai mes tokios ne tai, kad nišinės muzikos daugiau esam įkvėpti, bet iš esmės klausom visko, kas mums atrodo kokybiškai ir faina. Jo, tą patį. Kas jis išvardino, mes su Kaziu panašiai klausom, panašių atlikėjų. Kad jis dar daugiau šiaip klauso negu aš muzikos, bet jo, net nežinau, kas man dar patinka. Vainiui Red Hot Chili Peppers vienu metu labai patiko. Jo, mano čia kaltatoju. Žmogus viską yra įrašęs, visus rifus yra išmokęs, ta prasme. Jo, buvau visus kūrinius išmokęs. Kažkada paauglystėje, jo, buvau žiaurus fanas, realiai dėl to groju. O po to, aišku, pasikeitė požiūris, pasikeitė. Bet jo, daugiau, teisingai, kas jis pasakė, daugiau nišinė muzika. Galbūt, jo. Arūnai, kaip tau? Kaip man? Aš tai jūsų klausau. Gerai, kitas klausimas tai būtų toks. Aš kadangi šiek tiek klausiau jūsų kitos muzikos, tai noriu tada paklausti. Dėl dainos Impossible, kadangi, aišku, kiekviena daina yra skirtinga, kiekviena daina turi kažką tokio savito, bet apskritai, tai yra jūsų tas toks stilius ir nepaslaptis, kad Euroviziją einantis atlikėjai, kai kurie tikrai eina nebūtinai su savo stiliaus muzika, ar kažkiek galbūt nutolsta ar panašiai. O jūsų atvejis nėra toks, mano manimu. Tai ar šita daina būtent buvo jau rašyta su mintimi Eurovizijai dalyvauti, ar tik vėliau atėjo ta mintis? Mes padarėm kūrinį ir paskui žiūrėjom, kad visai gal tiktų Eurovizija.
Čia irgi Šarūno atėjo tas pasiūlymas, galima būtų jo paklausti, kodėl kokį idėją. Šarūnas pasiūlė dalyvauti Eurovizijai. Tai varga davė. Realiai, kūrinys ar taip būtų išėjęs. Ar Eurovizija, ar ne Eurovizija. Ir manau, kad nieko nemanau, nesvarbu. Aš iš viso laukiu tos ilgesnės versijos, kada išeis. Aišku, čia po Eurovizijos tikriausiai bus ta tikra pilna, ta tokia, kur negailima laiko, nėra limito. Atrodo, kiek ten jos buvo? 6 minutės? Ne. Apie 4, nes mes turėjom apkarpyti kūrinio, kad Eurovizijos standartas tiktų. Man tai asmeniškai labai geras tas apkarpimas gavosi. Mes dar iš tikrųjų diskutuojam ties tuo leidimu, iš tikrųjų ilgos versijos. Bet... Pagrosim, man atrodo, gal kažkada tiesiog gyvai, žiūrėsim, kai žmonės reaguos. Jo, arba leisim, jo. O atsakant į klausimą, tai labai skambesys toks kabinantis ir, aišku, neatsimeni ne vieno žodžio, atsimeni tekstą, bet tekste atrodo išgirsti žodį, kurio tekste nėra. Tai išgirsti impossible. Bet jo ten nėra. Tokio žodžio net nėra. I find it possible. It's possible. Ir tas it possible gaunas toks impossible. Ir tas I find it possible then. Ir toks, čia gerai skamba. Ir aš toks apstulbęs buvo. Ir pagalvojau, gal rimtai kiti Euroviziją. Jeigu jau taip rimtai pradėjot tą visą judėjimą, jau susibėgot iš naujo, taip rimtam darbui. Sakyk, pabaig, sorry. Tai kad tiesiog puikia proga tą visą užsklandą pakelt, nes tikrai labai verta viską pamatyti ir parodyti dienos šviesai. Aišku, jo. Šiaip, kodėl ne Eurovizija, ta prasme, mes einam su savo kūriniu ir jo. Štai raustukai Šarūnas kalba. Jėzus, kaip gražiai. Tai Šarūnas moka kalbėti. Ne, Šarūnas. Aš nemoku komplimentų priimti, Dieve. Taip, tai norėčiau dar šiek tiek pajudinti jūsų kitos kūrybos klausimą. Tai aš kadangi klausiau šiek tiek ir man labai patiko jūsų daina Fool ir vaizdo klipas. Tikrai toks labai gražus, jautrus klipas. Tai ir ten dar mačiau, dar aprašyme šito video buvo parašyta, skiriama visiems nebejingiams kvailiams, ieškojusiems bei ieškantiems. Tai kokia mintis šitos frazės ir apskritai dainos ir vaizdo klipo? Nežinau, čia vėlgi galima kiekvienam savo, aš galiu tiesiog savo įžvalgom pasidalinti. Tai yra tai, kad iš tikrųjų visi mes esam kvailiai. Ir gal tiesiog nereikia, ne tai kad bijot, bet visiems būna, kad tu tiesiog būni stupid, ar atrodai stupid, ar būni awkward, ar tai prasme, kad kažkas yra ne taip. Ir man ta daina yra labai apie tokį žmogiškumą ir apie ne tai, kad to išaukštinimą, bet tiesiog man atrodo, nereikia to pamiršti, kad viskas okei yra. Ta prasme, visi mes elgiamės kvailai. Viskas ok. Aš dar labai... Teskit, aš ne tą mintį turiu. Kitą mintį turiu. Sakyk. Ne, random, čia buvo visiškai atsitiktinis. Nežinau, ar atskleisiu, kiek čia skleisti. Man patinka rašyti žodžius, ypač per tą prizmę, kad skausmą supranta visi. Ir jeigu ant to statai žodžius, tada jau žinai, kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus interpretuos savaip tą, nes kiekvienas žmogus supranta skirtingai skausmą savo. Turi kažkokius momentus. Tai va tas kvailys, va ir yra, va tu supranti, kad tu buvai skaudintas. Ir dažniausiai tu būni skaudintas savęs. Tai toks interpretavimas. To kūrinio. Aš atskleidžiu dėl to, kad jis jau senas ir man jau biškai. Šiaip, ne, daugiau gal nebeduosiu viskas. Tai buvo paskutinis kartas, kai aiškinu apie kažkokį kūrinį.
ta prasme, mūsų kūryba mums yra labai asmeninė ir mes tikim tuo, kad jinai tampa asmeninė ir kitiem klausyti. Ta prasme, mums labai svarbu yra tai, kad jinai mums būtų svarbi ir mums kažką sakytų ir mes tikim, kad jeigu jinai sako mums kažką, tai pasakys ir kitiem. Taip, tai iš tikrųjų tikrai labai rekomenduoju, kas dar negirdėjo, tai tikrai pasiklausykit kitų Shower dainų ir būtent daina Full, viena iš tokių tikrai, kurią rekomenduočiau. Tai va, čia tokia irgi reklama dar šiek tiek buvo. Na. O kaip manot, jūsų tas toks populiarumas dabar, ne tik, kad atrankoji tas žiūrovų balsavimo laimėjimas ir tokių didelių skirtumų, ne tik, kad visi jūsų dabar klauso, atranda ir Spotify Lietuvos topė dabar esat, kaip paskutinį kartą šiandien tikrinau 9 vietoj, tai čia labai yra, man atrodo, tokie nuostabus pasiekimai. Tai kaip manot, gal šitas toks, nu, va, sakykim, ta sėkmė, gal, nu, va, tokiems labiau, gal, nežinau, padės tokį, kaip ir, nežinau, pagrindą, tokios, nežinau, kitoms tokiams nišinėms grupėms ar tokiai gerai muzikai iškelti labiau, kaip mano. Ar gali būti kaip pavyzdys? O, būtume žiauriai laimingi, jeigu čia būtų wow, čia būtų wow. Ir turim labai daug gerų, kurie groja labai gerą muziką. Ir jeigu mes jums patinkam, tai pasieškokit, ką ten siūlo Spotify'us pagal algoritmo dievas, ką siūlo, kas panašu į mus, nes tikrai yra labai daug gerų grupių. Nenoriu visų vardinti, nes visi įsižeis, bet va, ta sena muzikos, iš kurios mes atėjo, kur visus muzikantus laikom draugais, yra labai stipri ir labai daug geros muzikos. Tai jeigu mes padėsim visai tai senai išpopuliarėti, išeiti televiziją, čia būtų gyvenimo pasiekimas. Nu, nežinau, ar išeiti televiziją, gal tai nebūtinai kitiem yra siekimybė, bet jeigu mes tiesiog galim kažkiek prisidėti prie to, kad dar daugiau žmonių atrastų kokybiškos muzikos, taip. Išeiti tą bendrą muzikos sceną, Ta prasme, nes man atrodo, kad tas pagrindinis tikslas nėra išpopuliarėti ir nėra čia būti populiariem ar ten kažką. Tikslas yra tai, kad žmonėms surezonuotų ir jie išgirstų kažkieno kūryboje kažkas, kas jiems svarbu ir paliečia kažkokias stygas tas sielos. Nes apie tai yra menas. Ir man atrodo, kad ir apie tai, kad kažkaip rezonuotų kito žmogaus viduje ir žmogus užduotų ir savo klausimus, kas, kaip, kur, kodėl ir tiesiog, ta pati sąveika labai gražiai. Kaip menas paliečia. Žmonės pradėkit klausyti daugiau nepatogios muzikos. Jo. Atsidarys čakros visus. Taip. Ir man dar atrodo, kad čia gal sėkmė nėra labai daug prie to prisidėjusi. Čia gal toks užpilnytas sunkaus darbo rezultatas. Nes sėkmė būtų tuo atveju, jeigu muzika nebūtų buvusi kokybiška. Bet muzika yra labai kokybiška. Ir čia tik tais tinkamas metas ir tinkamas laikas ir vieta tiesiog tai muzikai papulti visiems į akiratį. Tai tikrai aš mačiau, kaip šitie vyrukai dirba. Pavyzdžiui, Vainius yra kontrolės, kaip lietuviškai pasakyti, freakas. Tiesiog control freak. Jo, jis kai įrašas įvyksta, jis po to jau klausosi to gabalo daugybę kartų ir girdi dalykus, kurių niekas negirdi. Tiesiog. Ir jos pataiso, bet niekas jų negirdi. Bet tikriausiai jau išgirsta viską visi, jau nebe ausimo, jau jausmais. Tas pats ir su kitais žmonėm. Man atrodo labai gerai, kad yra tų tokių, vis tiek, kai esat keli, tai vis tiek atsiranda tų tokių dalykų, kuriuos gal girdi tik vienas, pavyzdžiui, iš jūsų, ar ten, tiesiog, kad žmonės skirtingai girdi. Man atrodo, tas yra labai irgi gerai ir tikrai dar ir sutinku dėl tos sėkmės, kad tikrai kartais žmonės to nemato, bet tai, kad kažkas tampa populiaru, tai vis tiek neįvyksta per naktį, kaip jūs ir sakėt, kad muzika yra kokybiška ir daug to darbo. O tuomet jau prie tokio kitokio, kaip ir kampu, sakykime, dabar, kadangi vis tiek mūsų klausytojai vis tiek yra Eurovizijos fanai, tai aišku visada labai yra įdomu iš tos
būtent pačios Eurovizijos pusės. Tai kalbant apie būtent atranką šių metų, ar turit kažkokių kitų favoritų šiais metais? Nu, sakykime, kas jeigu ne jūs? Tai, nežinau, man tai atrodo, kad visi faini. Tai prasme, visi, kas ir net nebūtinai net visi, kas yra patekę į finalą, bet tikrai labai labai daug gražių buvo ir pasirodymų, ir kūrinių, ir iš dabar žmonių, kurie yra patekę į finalą, tiek Silvestras, tiek Aistė, tiek Žalvarinis, tiek Pliudė Komet, jūs tikrai lygtė su Sauliu. Tiek Vido Bareikio irgi tas šou yra ten, šiaip tai wow šou, jeigu tai pažiūrėsi, kaip ten viskas yra sustiguota. Tai visi turi savo kažkokio šarmo ir mes taip, nežinau kaip kiti, gal kiti varžasi, aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad taip tai yra konkursas, bet mes čia šiaip nekovojam su nieko. Ir tiesiog tai yra tokia tam tikra šiek tiek gal motyvacija pabandyti padaryti, kuo įmanoma geriau ir dar atrasti naujų spalvų savo kūryboje ir matyti ir žiūrėti, kaip mes kaip organizmas veikiam būtent tokiom sąlygom. Tai ir tiek, mano toks nuoširdus tiek sau ir mūsų grupiai, tiek visiems kitiems palinkėjimas, tai yra tiesiog pasimėgauti tuo šou, kuris bus ir pasimėgauti tą kūrybą, kuri dabar vyksta ir viskas. Tai that's it. Mhm. O jūs apskritai patys žiūrite Euroviziją, domitės? Jo, kažkaip pasituriu. 7 savaitę, 24/7, 36/5, kaip ten sako, 24. Nežinau, tai kažkiek pasidomėm, bet man tai, pavyzdžiui, aš esu kelis labai fainus atlikėjus atradęs būtent per Eurovizijos, tiek didžioje scenoje, tiek ne visai. Man, pavyzdžiui, prieš kelis metus dalyvavo Cherry, Eurovizijos atrankose, Not Again. Man atrodo, kad kūrinys Not Again. Puikus kūrinys, tada Cherry atradau ir man buvo wow, super, labai fainai. Tai pačioje didžioje scenoje praeitais metais berods buvo Maro atlikėja, kuri dabar atvažiuoja į Lietuvą ir jau bilietus bėra į koncertus. Puikus Saudadė kūrinys buvo belgų tokia Hooverphonic, man atrodo, grupė 2001 metais. Tai tokių kažkokių momentų jų yra, ta prasme, tokių, gal tai daugiau pavieniai kūriniai, tai nėra, kad ten iškart visas playlistas iš Eurovizijos tų susėda, bet pavieniai kūriniai, man asmeniškai, tai tikrai įstringa ir po to norisi jos persiklausyti ir tuos atlikėjus sekti, nes atrodo, kad jie daro kažką kokybiško ir gero. Kaip kiti? Jo, klausausi. Kažkaip, ar esu kažką labai atradęs? Gal ir esu. Aš šiaip prastai, aš labai neįsimenu atlikėjų vardų pavardžių. Bet jo, šiaip iš esmės tai žiūriu. Čia tokia kaip tradicija, žinot. Tiesiog ypatingai jaučiu Lietuvoje. Nuo vaikystės žiūriu visuomet tą pagrindinį tą finalą Eurovizijos, tai jo, realiai visada pasižiūriu. Jeigu netiesiogiai, tai tada įrašą. Tiesiog įdomu. Jo. Aš irgi visai žiūriu. Bet, aišku, paskutinės metais buvo toks, jau buvo pasidarė įdomiau žiūrėti kartu su kitų žmonių komentarais. Toks Kisleko Čanelas kanalas. Labai tiesiog tu žiūri ir galvoji, okei. Tai supranti, kiek tame yra ironijos, bet kartu to pačiu ir kartais visai gražių pasirodymų būna. Ir kartais tiesiog geros muzikos atranda. Ne visada, aišku, bet būna. O kaip iš tikrųjų jūs manot, ką manot apie tą pasakymą, kad kažkokia daina yra ne Eurovizijai? Kaip jums atrodo? Ar yra dainų ne Eurovizijai ir viskas ten gali būti? Nemanau, kad čia... Pasakyk, ką tu manai, man atrodo. Tiesiog, man atrodo, kad yra suformavęs tam tikras gal eurovizinis skambesys per ilgą laiką, bet, come on, galima įsijungti tą pačią pagrindinę Euroviziją ir ten jau dabar metai iš metų eina kūrinių, kur galima irgi drąsiai sakyti, kad čia ne euroviziniai kūriniai. Tai vėlgi, ar pavyzdžiui, Monikos Liu kūrinys buvo, ar tai eurovizinis. Irgi labai daug elementų buvo tokių, kurie gal netitinka tą kažkokį standartą, tą formulę, kuri
kuri atrodo, kad pas visus yra ausyse ir skamba. Tai nežinau, aš nesakyčiau, kad yra ne eurovizinių kūrinių. Yra tiesiog tas eurovizinis formatas ir tarp kitko tai yra įdomus fenomenas, kad, pavyzdžiui, jeigu tu rodai kažkam savo kūrinį, tai žmogus klauso vienai, bet jeigu sakai, kad mes dalyvausim su Eurovizijai, tai tada įsijungia šiek tiek ta kitokia klausa. Tai čia tiesiog yra vėlgi toks momentas, kurį galima keisti ir man atrodo, mes ne tai, kad jį bandom keisti, bet mes tiesiog einam su savo kūryba ir viskas, mes nebandom jo atitikti. Tai mano įsitikinimu, kuo daugiau žmonių eina su tokiu įsivaizdavimu į tai, tuo gal yra gražiau ir turtingiau pačiam konkursui ir patiems atlikėjams. Ir Aš turiu atsakymą šitą klausimą. Jeigu būtų aišku, koks yra eurovizinis skambesys, tai tikriausiai nebūtų Eurovizijos. Taip, iš tikrųjų aš tai irgi pritariu, kad ta Eurovizija yra įdomi dėl to, kad daug tikrai tos įvairovės yra ir tikrai visiems durys yra atviros. Ir pabaigai taip, kokią dar turit žinutę savo gerbėjams? Balsuokit finale, maldauju. Gerbėjams, man labai nepatinka šitas žodis, tai gerbti save visų pirma. Visų pirma, gerbti save, o tada visus... Turėkit savo nuomonę, balsuokit pagal klausą, nežinau. Tiesiog, ką žinau, kas liečia mūsų tai, labai smagu, kad mes tiesiog džiaugiamės, jeigu tai paliečia žmonės ir viskas. Ir mes Aš tai norėčiau labai pasakyti, jeigu jums nepatiks mūsų pasirodymas finale, labai ateikite visus mūsų koncertus, kurie vyks po to, kiek nepatiko mūsų pasirodymas. Taip, čia labai mielai priimsim kritiką. Šitas labai geras. Būtinai ateikit tada į kitus pasirodymus ir... Pasakykit tą gyvai, nerašykit į Messengerą, apie Instagramą, ateikit ir Facebook. Čia po koncerto. Labai gražiai Simas. Reklamuojasi. Jo, labai, labai gražiai. Tai tokia tai žinutė, kad tiesiog tenktis būti geresnį žmonėm kiekvieną dieną ir kurti kokybiškus dalykus aplink save ir viską. Taip, labai gražiai žinutė tikrai pabaigai ir labai tikrai ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū dar kartą, kad prisijungėt, kad sutikot pasikalbėti, labai, man atrodo, tikrai gražus pokalbis gavosi ir tai ačiū dar kartą Jums, sėkmės ateityje, sėkmės įvairiuose pasirodymuose, karjeroj, pasiruošime finalui, pačiam finale, jeigu sėkmė nusišypsos, tai ir pačioj Eurovizijai ir toliau savo gyvenimuose. Tai ačiū dar kartą Jums, ačiū skaitytojams visiems, kurie prisijungia. Ir iki kito. Ačiū. Ačiū. Iki.